Sveiki, gerbimieji. Tęsime pokalbį apie pomidorų ligas, iš kurių baisiausia yra be abejo fitoftorozė. Štai šitą lapą aš ką tik nuskyniau lauke. Lauke aš šiais metais auginu tik išbandytos veislės, atsparios lygoms, tai yra matina ir orkado hybridas, bet vienas iš matina lapų atrodo štai taip. Ir tai yra dėja pirmieji fitoftoros požymiai. Kadangi metai yra žiauriai, tiesiog nerealiai nedėkingi, labai šalta ir drėgna. Grybeliams toks oras yra pats nuostabiausias ir pats tinkamiausias. Taigi, sakykit, ką norit, bet šiais metais be chemijos apsieiti šansų jokių nėra. Šiaip be chemijos apsieiti ir taip yra pakankamai sudėtinga. Ir prieš keletą metų mano žmona išsakė labai gerą mintį, mes priėmėme štai tokį pomidoro auginimo algoritmą. Aišku, mes esame už ekologiją. Aišku, mes norime valgyti švarų produktą. Bet pamastykit, ypač tokiais metais, kaip yra dabar, galimybė netekti derliaus, jeigu jūs nenupurkšite pomidorų su cheminiais vaistais, tai ta tikimybė būtų 98%. Praktiškai garantuotai jūs neteksite viso derliaus. Man tokie metai vieną kartą buvo ir aš bandžiau visaip kovoti su lygom, užsiiminėjau profilaktiką, purškiau su muilu, su česnakais, su kažkokiais pirktiniais biologiniais vaistais, su pienu, su rūgpiniu, visokią velnį naudojau, bet kadangi oras buvo panašus kaip šiais metais, mano visi didžiuliai pomidorai, labai didelis derlius, tiesiog supuvo ant šaknies. Jie nespėdami prinokti, jie prieš tai supūdavo nuo fitoftorozės. Taigi mes su žmona nusprendėme taip. Jeigu mes norime valgyti kuo švaresnį produktą, tai geriau mes tos pomidorus nupurškiam, nes mes žinom, ką naudojam, kokiais kiekiais ir išlaikome tos karencijos, taip vadinamus intervalus, kiek reikia išlaikyti augalą, po purškimo, po kiek laiko galima valgyti vaisius, nes preparatas pilnai skyla. Ir mes nusprendėme, kad geriau nupurškime patys ir valgome švarius 3 kartus, 4 kartus per vasarą nupurkštus pomidorus, negu prarandame visą derlių ir tada perkame pomidorus iš parduotuvės, o jau parduotuviai su ko buvo purkšta, kiek kartų ir kada mes nežinosim. Ir ko gero, purškima yra tikrai daugiau negu purškiu aš. Taigi mes nusprendėme, kad renkamės iš visų bėdų mažiausia ir geriau mes naudojame profilaktiškai vaistukus pomidorams ir valgome juos pakankamai švarius, negu perkame parduotuvėje. Dabar ką aš naudoju? Mano mėgstamiausi preparatai – Revos ir Infinito. Revos yra daugiau profilaktikai ir šiais metais, atvirai aš jums prisipažinsiu, galimybę jį panaudoti pirmą aš pramigojau. Nes tai yra preparatas profilaktinis, jisai sudaro ant lapų apsauginę dangą ir fitoftorozė negali prasiskverbti į augalą, į vidų. Dabar reikia naudoti jau sunkiąją artileriją, o sunkioji artilerija tai yra Infinito. 2 preparatų kombinacija sisteminio veikimo, kuri patenka į augalą ir naikina grybelį iš vidaus. Iš mano patirties, jeigu laiku spėti, dažniausia šito preparato pagalba galima fitoftorozę visiškai sustabdyti ir visiškai pagydyti. Jisai labai greitai skyla, po 3 dienų pomidorus galima skinti ir valgyti, bet kadangi šiais metais aš pomidorų prinokusių be poros savaičių nepamatysiu, tai galiu jį panaudoti drąsiai. Ta aš dabar ir padarysiu, kuo skubiau. Taigi, išvada tokia. Jeigu jūsų pomidorai vis dar yra sveiki, jeigu jūsų šiltnamis yra švarus, jeigu nepateko infekcija, bet kokiu atveju paskubėkite profilaktiškai nupurkšti pomidorus, nes metai yra nedėkingi ir ligų jūs bet kokiu atveju neišvengsite ir geriausiu atveju jūs prarasite didelį dalį derliaus, blogiausiu atveju visą derlių. Jeigu nėra ligų požymių, kuo skubiau nupurkškite su štai šito preparato Revos.
jisai kaip profilaktika tinka. Jeigu pamatėte kažką tokio panašaus, dėmelių ar nuplikytų lapų, tokių kaip aš rodau jums dabar, naudokite Infinito, nes tai yra tikrai vienintelis ir paskutinis šansas. Stipriai susirgusius augalus, pažeistus, kur pažeisti beveik visi lapai, skubiai pašalinkite šiltnamį ir sudeginkite arba išmeskite kuo toliau. Jokių būdų neįdėkite į kompostą. Kaip aš ir padariau dabar. Taigi imkitės darbų, gerų orų sinoptikai nežada ir niekur mes nedingsim, pomidorus šiais metais tikrai teks purkšti. Iki.